Kelionės tikslas – Jaki gamykla Suomijoje. Tai vykstam į gamyklą ir išbandysim ir realiai pasižiūrėsim, kaip daromi šie garso slopintuvai. Kiekvienas duslintuvas yra surenkamas čia, yra patikrinamas ir viskas yra tvirtai surenkama taip, kad negalėtum nieko pakeisti, išsukti, išardyti, o kad viskas atitiktų 0,5 mm tikslumą. Tai Jaki gamykla taip pat čia gamina ir sriegius. Populiariausias sriegis, kaip jie ir sako, yra M15. Tai yra dažniausias sriegis, yra labai svarbi ginklo vamzdžio dalis, nes nuo čia ir prasideda visas tikslumas. Sriegis turi būti itin tikslus, nes būtent sriegio tikslumas ir gali nusakyti ir šūvio tikslumą ir netgi gali turėti įtakos ir žalai. Ir šiai dienai jau yra pagaminęs daugiau kaip 8000 ir kol kas nėra nei vieno nusiskundimo, kad kažkas būtų ne taip. Tai čia yra tikrinami slopintuvai, ant kiek yra tiksliai padaryti ir skylė pačio slopintuvo yra 1 mm didesnė negu pats kalibras. O, štai kiek trofėjų turi čia dirbantis specialistai, kurie patys yra ne tik gamintojai, tačiau ir šauliai, profesionalų sportininkai. Tai čia nusidriekia eilė. Jo, yes. Okay. Čia vyksta keramikinis valymas, čia atliekama viena dalis darbo, po to yra įsiunčiama visam padengimui į kitą vietą, nes įranga yra labai brangi ir tiesiog to turėti neverta. Todėl Jaki renkasi subkontraktorius, kurie atlieka tą finalinį padengimą. Tai maždaug taip atrodo gamykla, kur pagrindė atliekamas surinkimas ir tikrinimas, precizika visa. Ir čia gimsta šitie produktai, labai populiarūs pasaulyje, tai keliauja net daugiau kaip 10 šalių. Ir čia yra vietoje netgi ir išbandomi. Tai prie išbandymo mes dar nukeliausim, o dabar paklausom daugiau apie pačius duslintuvus. Po 20-30 šūvių kiekvienas duslintuvas turi būti patikrinamas, bent jau ranka, patikrinama jo temperatūra ir turi būti ataušinamas. Ir to reikia nepamiršti, nes tai įtakoja ir šūvio tikslumą. O dabar laukia šaudymo testas, kurį atliksim čia vietoje. Štai tokia šaudyklėlė vietoje, paruošta gamintojo. Garso slopintuvai turi būti parenkami būtent pagal paskirtį, kur jie bus naudojami. Ar tai bus paprastai medžiokliai, ar tai bus tyliajam šaudymui, ten naktį ar specialiom situacijom. Tai būtent kiekvienas medžiotojas turi pasirinkti garso slopintuvą pagal tai, kam jį naudos. Tai būtent gamintojas ir turi tos skirtingus modelius, kurie skiriasi ir dydžiu, ir svoriu, ir ilgiu, ir garso, aišku, slopinimu. Tai pagal tai ir turi būti pasirenkamas pats slopintuvas. We use different silencers, you can compare. Oh. Atatranka, ne? Gal iš rankos geriau pabandyti? From hand, yeah. Nu? Fainai. Nu, jis toks mažiukas labai, ne? Kiek jis per sprindį? Nu va, net sprindžio pilno nėra. Labai mažiukas, kompaktiškas ir šūvio atatranka kaip? Beveik nėra. Pannaanko se now put the big one? Tässä on tämä suosittu, tämä Titanium Super. That is the Ollut siellä, missä se myypisi siihen? Most favorite, yes? Super. Titanium Super. Titanium Super, yeah. It's my favorite too. I already. Tai nepamirškit, kad užspausti reikia tikrai stipriai. Ir visada rūpintis sriegiu, kad po šaudimo galėtum atsukti garso slopintuvą. Vienas iš pagrindinių dalykų garso slopintuvo tai yra atatrankos sumažinimas, kuri leidžia komfortiškai atlikti šūvį, taip pat nuėmimas pačio garso piko, kuris ir žaloja ausis. Taip, dabar išbandysime Titanium Super.
Titanium Super, tai yra didesnis, bet labiausiai medžiotojų mėgiamas garsas slopintuvas. Taip, garsas žymiai mažesnis. Yra ta atranka žymiai mažesnis. Taip, noriu pabandyti. No, it's zero. Yeah, the recoil is Recoil is zero, yeah. And the sound is soft, not. These are all from the Finnish championship, and these are from the county small area championships. Mažų ir didelių varžybų rezultatai. Tai čia jau nekalbant apie visus papildomus medalius. I see that this is the desire to reach the best. I think it's not only in sports but in the work, just to get the best result. Yeah. That is exactly the way you